Čia nėra klausimas, ar mes tikim, ar yra 43 tūkstančiai probleminių lošėjų Lietuvoje. Čia yra klausimas, ar mes tikim, kad yra tik 43 tūkstančiai probleminių lošėjų Lietuvoje. Jeigu manom, kad uždraudus reklamą susitvarkys problemos su probleminiais lošėjais ar patologiniais lošėjais, na, tai naivu to tikėtis. Žmonės lošia ir kartais problemiškai lošia, na, ne dėl to, kad jie yra prisižiūrėję reklamų. Mes per dieną matome šimtus, o greičiausiai tūkstančius reklamų. Jeigu mes būtume taip lengvai jų įtakojami, tačiausiai mes nieko neveiktume, tik tai žiūrėtume reklamas ir darytume tai, ką jos mums lieka. Pone Ardišauskai, jau nuėjot irgi, ne, per daug, per toli. Jeigu kas nors išklausė dabar Mindaugo ir jie galvoja, kad tai yra logiška, tai aš noriu pasakyti vieną dalyką. Jeigu mes pateiktume skaičius, o tą privalo Seimo nariai padaryti, tik tai tiek, kad mūsų Seimo nariai nesusigaudo šitoj temai visiškai. Yra projektinė veikla, tu darai vienus projektus, darai kitus projektus. Tai yra platus spektras veiklų. Aš esu dalyvavęs marketingo komunikacijos, korporatyvinės komunikacijos, žinokit, ir net darbdavio komunikacijos projektuose. Ir jie pakankamai sukasi, gali vykti ir paraleliai. Mano kompetencija leidžia tai daryti. Jeigu žmonės man moka pinigus, tai valio. Tai mes galim trysia pasakyti žiūrovom, kad neloškit, jūs turėsite labai daug problemų, jūs net nesuprantat, jūs geriau susiraskit kažkokią kitą brangų hobį ir išleiskit tuos savo 100 eurų, nes jūsų 100 eurų pasibaigs labai liūdnomis pasiekmėmis. Aš taip pat irgi pakartoju tai, ką sakė Skirmantas Malinauskas, neloškit, nes turėsit tikrai didelių ir rimtų problemų. Tai jau 2 pasakė iš 3 ir dabar lauksim to paties iš 3. Sveiki, su jumis tinklalaidė Dvi pusės ir šalia manęs yra tos visiškai skirtingos šitos temos. Dvi pusės lošimų reklama. Reikia jos ar reikia ją drausti? Ir apskritai apie tą lošimų situaciją Lietuvoje mes šiandien dviejose pusėse ir pakalbėsime. Ir šalia manęs Mindaugas Ardišauskas, atsakingo lošimų verslo asociacijos vadovas ir taip pat lošimų lobistas. Sveiki. Sveiki. Ačiū Jums, kad atvykote. Ačiū, kad pakvietėte. Ir taip pat kitoje pusėje tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas. Ačiū, kad atvykai. Labą. Pakalbėsim apie lošimų reklamą ir taip ir tarėmės susitikti čia ir padiskutuoti apie lošimų reklamą. Laukiau savaitę, kad visi galėtų atvykti, bet prieš pat mūsų susitikimą paaiškėjo ir kiti dalykai ir toliau yra narstoma ir kita tema, tai mes negalime jos irgi nepaliesti, tai yra jūsų ir Seimo nario Džiugelio darbiniai santykiai, tas bendradarbiavimas, konsultavimas ir irgi keliantis daug klausimų. 3 metus už 1000 eurų per mėnesį jūs konsultavote Justiną Džiugelį komunikaciniais klausimais, turbūt ar taip galima išsireikšti? Patikslint, patarinėjau viešosios ir politinės komunikacijos klausimais bei teikiau komunikacijos turinio rengimo paslaugas. Tai yra straipsnius, kalbas, kai kurios Facebooko postus, taip, jeigu taip jau tiksliai stengiantis. Tai, ką sakė Džiugelis, aiškindamasis irgi, kodėl ten tie buvo pavedimai Laisvės TV eterėje, tai jūs sakote, kad viską ir darėt. Ir straipsnius rašėt, ir Facebooko postus rašėt ir panašiai. Tikrai. Ten kai kurie žmonės skaičiavo, kad ten per mėnesį buvo vienas įrašas Facebook'e. Tai ar jūs tai darėt reguliariai, ar kartais, kai reikėdavo, kaip vyko tas darbas? Darbas vyko, nuolatinis bendradarbiavimas vyko, bet tiesiog kiekvieną mėnesį minėtų to komunikacijos turinio kiekis ir pobūdis kito. Vieną mėnesį galbūt būdavo 3 straipsniai ir viena kalba, kitą mėnesį 3 postai ir panašiai. Tai 3 metų bėgė buvo visko. O tie, kas domisi, kiek tiksliai ir ko buvo, tai taip, dabar Seimo narys kreipėsi į etikos Seimo komisiją, tai teks parengti tikslės ataskaitas. 3 Facebooko postai už 1000 eurų daugoka? Kaip pažiūrėjus, jeigu dar pridėjus straipsnį, konsultacijas, tai gali pasirodyti, kad ir mažoka. Jums šitas santykis neatrodo kažkaip taip, ką reikėtų svarstyti etikos komisijoje ir tai, kad jie kelia diskusijų, jūs čia atrodot nustebęs šito klausimu? Seimo narys pats kreipėsi,
O jau kaip spėju, kad jeigu jau pats Seimo narys kreipėsi į komisiją, tai matyti, jau priims tą jo kreipimąsi ir pradės tą tyrimą. Žinokit, aš niekaip nei nustebęs, nei nenustebęs. Tai yra Seimo narys, tai yra biudžeto pinigai. Taip, yra ten tam tikrų aplinkybių, tokių kaip paslaugų įvardinimas sąskaitose, kurios galėjo sukelti abejonių. Tai kad tos abejonės būtų išsklaidytos be abejo, matyti. Jeigu neužtenka viešumoje pateiktų paaiškinimų, tai tada, matyti, reikia nepriklausomos nuomonės, kurią komisija, matyti, ir pateiks. Skirmantai, puikiai žinai visą ir komunikacinį, ir konsultacinį, ir žiniasklaidos darbą, kaip tau visa šita situacija atrodo, ir šitas bendradarbiavimas, ir tas apmokėjimas 3 metus. Man tai atrodo, kad čia nėra jokia didelė problema, kalbant apie komunikacijos paslaugas, bet problema yra žymiai didesnė ir jinai yra susijusi su lošimais. Tai yra tai, kad dabar Mindaugas yra lobistas, jis vadovauja asociacijai, jisai aiškiai gina lošimo verslo interesus. Dabar ponas Džiugelis jau kelintą kartą atsidūrė tokioje dviprasmiškoje situacijoje. Mes turėjome problemų su socialiniam įmonėm, aš atsimenu, dar tuo metu matytis buvo valstiečių gretose, kai aš dirbau irgi premjero patarėjų. Dabar mes turime situaciją, kai žmogus tampa labai svarbaus komiteto, socialinių reikalų komiteto Seime vadovu, ir staiga jam pradeda rūpėti lošimo klausimai. Jisai susirūpina, kad žiūrėkite, čia yra socialinė rimta problema, su kuo aš būčiau linkęs sutikti, jis pradeda siūlyti pataisas ir panašiai. Tai laiko perspektyvai žiūrint šitame kontekste, čia jau klausimas kyla, ar negalėjo būti taip, kad ponas Džiugelis galėjo būti paveiktas žmonių, kurie yra susijęs su lošimo verslu. Ir kai mes čia žiūrime, už kiek jisai pirko vieną ar kitą paslaugą, arba ten už kiek jis kompiuterį nusipirko, mano galva tai yra smulkmena. Bet žinant, kokie yra veikimo metodai, ir čia nereikia labai toli žiūrėti, mes turėjome STT ne vieną tyrimą, ponui Kacui buvo pareikšti tarimai, ponui Puidokui buvo pareikšti tarimai, nežinau, kuo tai pasibaigė. Mes galime pasižiūrėti į ankstesnės kadencijas ir šiaip Seime yra vieša paslaptis, kad labai dažnai bet kokios pataisos griežtinančios lošimų rinką, jos yra siūlomos tam, kad ateitų emisarai šitos rinkos ir kad būtų galima susitart. Tai kai aš matau pono Džiugelio susidomėjimą lošimais, kurio anksčiau nebuvo, ir štai šitą kontekstą, man kyla klausimas, kiek jisai kaip Seimo narys yra skaidrus. Ir dar vienas dalykas, mes galėtume pasižiūrėti ir įvertinti, kasgi iš to, kas buvo siūloma, nežinau, buvo įgyvendinta, prisidėjo prie viešojo gėrio, o jeigu nebuvo nieko įgyvendinta, tai vėlgi valdančiosios daugumos atstovas, klausimas, kodėl, kaip, ar čia nebuvo vėlgi kažkokių užkulisinių susitarimų. Man tai tik tokie klausimai. Jeigu gerai pamenu, bet ponas Ardišauskas turbūt mane pataisys, jeigu aš klystu, bet Džiugelio siūlymai buvo tokie: didinti amžių, nuo kada galima užsimti lošimais, tai yra nuo 21. Suvienodinti, taip. Taip, ir dar kitas siūlymas buvo griežtinti iš užsienio. Atsakomybė už nelegalių lošimų organizavimą, kur jie bebūtų, iš kurios šalies jie bebūtų beorganizuojami. Bet čia turbūt irgi tas klausimas, ir jisai kalbėjo, kad ir iš užsienio yra daugiau tų nelegalių. Daugumą atvejų, kiek. Bet šitas yra svarbus klausimas, bet šitas, kaip apvertus tą klausimą, čia būtų labai Lietuvos organizatoriams lošimų naudinga, kad būtų labiau griežtinama tas iš užsienio galimybė pasiekti lošimą. Matot, čia kalba eina, jeigu konkrečiai mes kalbam apie tą pataisą, Justo Džiugelio pataisą, jinai kalba apskritai, ar tai yra Lietuvos ar ne Lietuvos subjektai, griežtinimą už atsakomybę. Atsakomybės griežtinimą už nelegalių lošimo organizavimą ir jų paslaugų teikimą. Tai šita pataisa yra naudinga, kaip čia reikalinga mums visiems, nes tai nelegali lošimų rinka, jinai yra pakankamai didelė, jie sukosi reikšmingi pinigai, kurie niekaip neapskaitomi, neapmokestinami ir taip toliau. Tai yra šešėlinė ekonomika. Šešėlinė ekonomika, kuri nemoka jokių mokesčių ir taip toliau. Tai manau, kad mes visi esam suinteresuoti, kad šešėlinė ekonomika Lietuvoje būtų kuo mažesnė. Kaip vertinat tai, ką ir Skirmantas dabar įvardino, nes šiuo metu ant Džiugelio iš tikrųjų krenta tas toks įtarimas, ar tikrai skaidriai, ar tikrai viskas buvo gerai. Ir tai yra susijęs su jumis, nes jūs registravotės kaip lošimo lobistas ir jūs turėjote ilgalaikius komunikacinius santykius, darbinius. Taip, santykius, dalykinius konsultacinius santykius, taip, mes turėjome iki šių metų sausio
mėnesio, o praėjus šių metų pusantro mėnesio, aš tapau asociacijos vadovu, prieš tai nutraukęs minėtus santykius su Justu Džiugeliu, nes kaip ir ta iniciatyva buvo iš mano pusės, nes aš pasakiau, gerbiamas Justai, aš noriu keisti savo šiek tiek profesinę orientaciją, pajudėti link to lobizmo. Ir mano iniciatyva tie santykiai buvo nutraukti, tai buvo susijęs ir su kitom aplinkybėm, aš atsisakiau dar ir kitų savo profesinių veiklų, pardaviau savo akcijas, pavyzdžiui, turėtoj kitoj įmonėje, kuri yra media planavimo įmonė ir panašiai. Tai tiesiog tam tikras yra metų pabaiga, metų pradžia atsinaujimas, tada aš išvažiavau ilgų atostogų iš Lietuvos mėnesiui ir grįžęs, praėjus kuriam laiko tarpu ir atradęs čia vykstantį įsisiubavusi jau Baltkepo skandalą, kuris įtraukė daug institucijų ir organizacijų. Ir gavau aš vasario vidury užklausą, ar mane domintų tokia galimybė tapti asociacijos vadovu. Tai jeigu taip pakankamai išplėstai apie kaip čia viskas buvo ir kaip čia tapo. Kaip iš konsultanto vienokio konsultantas tapo konsultantų kitokio. Tai šiaip tai čia taip baisiai nelabai irgi turėtų stebinti. Prokurorai tampa advokatai tampa konkurencijos tarybos pirmininkas ir taip toliau. Tas korporatyvinis Vilnius iš tikrųjų yra mažas, mes tai labai gerai žinom. Ir žmonės juda per tas pozicijas, kartais net taip iš šalies žiūrint, kartais net jo gūžtelna kažkas taip pečiais. Dabar grįžtant prie to. O tai jūs taip paprastai tiesiog perėjote į lobizmą, nes sugalvojate atsikėlęs vieną rytą, kad aš noriu būti lošimų lobistu, nes jūs taip sakot, viską uždariau, savo visas, uždariau tą gyvenimo etapą, kai aš dirbau labiau su komunikacija, išvažiavau mėnesį paatostogauti, grįžau per 2 savaitės tapau asociacijos vadovu ir lošimų lobistu ir viskas čia yra labai gerai ir aš nieko su to nebuvau susijęs anksčiau. Na, skamba vis tiek įtartinai. Gali skambėti visaip. Patikslinu. Lobistinė veikla man yra žinoma ir suprantama. Per savo 25 metų konsultacinę patirtį aš dalyvavau eilėje projektų, kuriuose veikia mišrios komandos, teisininkų, komunikacijos specialistų, tame tarpe ir lobistų. Tai ta veikla man yra gerai žinoma. Aš esu ilgametis įvairių asociuotų struktūrų narys ir tame tarpe ir valdančiųjų organų. Tai yra verslo konfederacijos investuotojų forma ir kas tik tai nori. Visos tos verslo asociacijos ir konfederacijos iš esmės tai yra plačiaja to žodžio prasme ir lobistinės organizacijos. Jos yra interesų atstovavimo organizacijos. Todėl ta veikla, viešasis valdymas, lobizmas, Seimo, vyriausybės veiklos tam tikrai mechanika, man yra labai gerai žinoma. Ir dėl to aš nusprendžiau gal mažiau užsiimti media planavimu ir daugiau užsiimti lobizmu. Žinokit, komunikacijos specialistų, konsultantų ir kitų panašių veiklų šitoje sferoje industrijoje, šitas klausimas netrodo ten labai taip sudėtingai. O grįžtant... Aš labai noriu ir Skirmantą Malinauską įtraukti, bet aš truputėlį gerai dar vieną paskutinį klausimą ponui Ardišauskui. Kada pradėjot realiai galvoti, nes tam, kad ir atsisakytumėt, kai sakėt, ankstesnių veiklų, tai reikėjo planuoti truputėlį, tai kada iš tikrųjų pradėjot planuoti tapti lobistu, prieš kiek reikėtų atskaičiuoti ten tų mėnesių, metų atgal? Šiekit, kaip dabar, kai... Ne per naktį, ne per savaitę, tai negrįžęs po mėnesio atostogų. Šiekit, tai yra... Ir šita veikla yra tam tikras projektas. Tai yra projektinė veikla, tu darai vienus projektus, darai kitus projektus. Tai yra platus spektras veiklų. Aš esu dalyvavęs marketingo komunikacijos, korporatyvinės komunikacijos, žinokit, ir net darbdavio komunikacijos projektuose. Ir jie pakankamai sukasi, gali vykti ir paraleliai. Mano kompetencija leidžia tai daryti. Jeigu žmonės man moka pinigus, tai valio, nes jie yra pasiruošę. Tai iš tos paslaugos yra paklausios ir vertinamos. Dabar jums pasakyti, kurią minutę aš net nusprendžiau tapti išskirtinai lobistų gruodžio 26 dieną per kalėdinį vakarą. Aš nusprendžiau tam tikrus dalykus. Pabaigti bendradarbiavimą su Justu Džiugeliu, parduoti savo ten turimas akcijas, tą, 3, 4. Pasiūlymą konkretų aš gavau tada, kada aš jį gavau.
Tai buvo Tai asociacijos vasario... vadovų tapti, tada Taip, kai buvo kilęs Stepukonio skandalas, tai jau čia turbūt dėl to jau ir kažkas buvo susiję. Vasario aš keistis. gavau pasiūlymą juo tapti, vasario dabar nepasakysiu. 13 dieną. Vis tiek neatsakėte mano klausimą, bet gal mes vėliau dar gausim šitą atsakymą. Gerai, pakalbame apie visą lošimų situaciją Lietuvoje, gal Skirmantai, ar kažką norėjai dar pridurti? Ne, aš tiesiog galvojau, kai mes kalbėjom apie tą šešėlinę rinką ir apie užsienio lošimus, užsienio šalyse vėl čia yra labai didelė problema, kad aš manau, kad ir žiūrovų dalis, bet ir politikų nelabai supranta situacijos. Nes tai, kas atsitiko su Lietuvos lošimų rinka, kaip jinai buvo sutvarkyta, tai buvo sutvarkyta keletos žmonių, tai yra Antano Guogos, Gintaro Staniulio ir dar keletos žmonių pageidavimų. Tuo metu lobizmą aš turbūt prilyginčiau jau nebe lobizmui, o tai, kas mano akimis yra už lobizmo ribų, jau jeigu ne juodai spalvai, tai bent jau pilkai spalvai, kai tu keliose rankose sukoncentravai Lietuvos lošimų rinką. Tai savaime daliai žmonių yra labai didelė problema. Pavyzdžiui, mes kalbam apie lošimus ir įsivaizduojam, kad tai yra lošimo aparatai arba ruletė ar panašiai, bet yra, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip vadinami įgūdžių lošimai, pavyzdžiui, pokeris, ar ne? Ir staiga žmonės mato, kad Lietuvoje didelės bendrovės, kurios lygiai taip pat rėmė sportą ir panašiai, buvo priverstos pasitraukti, koks nors Poker Stars ar panašiai, Party Poker neseniai išėjo. Kodėl? Todėl, kad Lietuvos lobistai sako, mes jūs užsmauksim, galbūt jūs galite tenai turėti šansą laimėti, Lietuvoje labai gerų yra pokerio žaidėjų, aišku, ten daugelis pralaimi, bet jiem reikia didelių turnyrų, jiem reikia konkurencijos, kodėl jie turi konkuruoti mažoje Lietuvoje. Bet tai netitinka lošimo organizatorių interesų ir jie sako, mes jūs mauksim. Tas pats yra, pavyzdžiui, su įgūdžių žaidimų lošimų lažybomis. Tai yra, jeigu tu kažkur tavo koeficientas geresnis ir tu gali turėti pranašumą, o tokių laiminčių žaidėjų yra, kodėl tu negalėtum lažintis ne Lietuvoje užsienyje. Dabar, kai mes kalbam apie sėkmės žaidimus, ar ne, visi aparatai ten, lošimo ruletės, blackjackas ir panašiai, be jokios abejonės. Čia mes galime kalbėti apie mokesčius, čia mes galime riboti. Politikai netgi tokių subtilybių nesuvokia. Dabar, kodėl tokios pataisos, kai tu sakai, dar griežčiau bauskime už tai, kad yra lošimo užsienyje, kodėl jos naudingos Lietuvos rinkos dalyviams, akivaizdu. Todėl, kad mes turim milžinišką augimo tempą. Nuo pandemijos čia buvo Mindaugo Lingės įvardintas skaičius dvigubėja, dabar pajamos lošimo bendrovė 23 metais 14% auga ir mes lygiai taip pat matom, kad nepaisant ribojimų, ta pati Stepukonio situacija rodo, kad ir Estijoje pralošimis milžiniškos sumos, mes galime pasižiūrėti iš tikrųjų, kaip reklamuojama, ten kokiam nors YouTube kanale gali lošti nelegaliuose kambariuose. Žodžiu, sistema yra skylėta, bet vietoje to, kad mes, pavyzdžiui, kalbėtume apie rimtesnę priežiūrą, apie tai, kad lošimų verslas tai nėra įprastas verslas, iš esmės valstybė jį legalizuoja ne tam, kad skatintų žmonės lošti, o tam, kad galėtų geriau kontroliuoti. Mes vis dėlto apie tai kalbam kaip apie įprastą verslą, kurį reikėtų, sugriežtinkim dar galimybę patekti pas konkurentus ir bus gerai. Tai aš čia tik tai tokia labai trumpai referuodamas, o ponui Džiugeliui, tiesiog mano nuomonė, jo situacija darosi labai komplikuota. Aš mačiau pono Benkunsko komentarą, jisai yra ne tik Vilniaus meras, bet Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų ten priežiūros komiteto narys ir vadovas, kad ten bus reaguojama principingai. Iš esmės, kažkaip reikėtų ponui Džiugeliui susidėlioti savo galvoje arba kažkaip savo darbotvarkėse, kad, tu atsiduri per dažnai pilkose situacijose. Jeigu tu negali sakyti, kad čia yra kažkokios, sakykime, kokia nors korupcija, kol tu nesi pagautas už rankos, bet galbūt nuo lošimų ir nuo kitų dalykų reikėtų stipriai jam pasitraukti ir užsimti tais klausimais, kurie tiesiogiai istoriškai priklauso socialinių reikalų komitetui, tai būtų tikrai paprasčiau. O čia Mindaugas pats žino tą situaciją, aš čia jo nekaltinu, aš žinau, kad jis yra aukšto lygio profesionalas. Tai čia jį gana sudėtinga yra spausti, bet jis kaip aukšto lygio profesionalas irgi turi suprasti, kiek mes turėjom tokių istorijų, pavyzdžiui, su Lietuvos geležinkelių korporatyvinių reikalų vadovės ten ir panašiai reikalais. Kai tik tu pakliūni situaciją, kai atsiranda dviprasmybė, reiškia, tu turėsi problemų. O dabar, pavyzdžiui, rašyti tuos postus į Seimo tinklalapį, kurių ten realiai niekas neįskaito, nei dar kažkas, arba aš tai galvoju, kad galbūt net tam pačiam komunikacijos žmogui tokio aukšto lygio net neverta prasidėti. Aš nesakau, kad čia yra kažkoks tabu, bet čia, nežinau, studentam gal labiau verti tokie dalykai, o čia iš karto kyla daug klausimų. Tai jau gal to turinio nenagrinėjau, nes aš irgi pažiūrėjau ten kitos pranešimus, tai ten yra kai kur tiesiog Džiugelio nuomonė, tai ten, geriausiu atveju ten reikėjo nebent suredaguoti, nes manau, kad Džiugelis tą nuomonę galėjo pats išdėstyti. Facebooko postai irgi ne visi atrodo labai tokie,
išgalvoti labai ir sudėti, čia nereklamuojam, bet ponas Aurelijus Veryga kartais prideda daugiau kažkokių mokslinių tyrimų ir gal ten iš savo pusės labiau nuomonę norėdamas paremti, bet vis tiek jo būna labiau struktūrizuoti negu pas poną Džiugelį nuėjęs į Facebooką, tai ten irgi klausimų kyla, bet nenagrinėkim to turinio. Keliaujam toliau prie tų lošimų situacijos visos Lietuvoje, čia Skirmantas padarė tokią visą irgi įžangą tokią, bet grįžtant prie tos visos problemos, skandalo, ar apskritai reklamos draudimas ką nors padarytų, nes Stepukonio skandalo čia jisai nebūtų užkardęs kažkaip, ar tas lošimų reklamos draudimas kažką pakeistų? Ponas Stepukonis taip pralošė tuos pinigus, greičiausiai nepaskatintas reklamos, tiesa. Na, bet reaguojant į tai, reikia vis tiek atpirkimo ožio. Situacija yra Stepukonio Baltkepo skandalas yra labai taip masyvus, milžiniška suma pinigų. Daugybė įsitraukusių institucijų ir organizacijų, kaip ir kalbėjom, na ir vis tiek, aišku, visi klausia, tai kas kaltas. Aišku, kol iki teisminiai vyksta į tyrimai, kol bus įsiaiškinta. Kas kaltas iš tikrųjų dėl, kad tie pinigai buvo pasisavinti, jeigu jie buvo pasisavinti ir kaip viskas ten vyko, na vis tiek publika reikalauja, kaip čia pasakyti, reikalauja kraujo ir atpirkimo ožio. Tai, galima sakyti taip, kad juo tam tikrą prasme yra tokios greitos reakcijos atpirkimo ožių pasirinktas lošimų sektorius, bet yra kaip yra, tarsi yra svarstomos eilė reguliacinių priemonių, tame tarpe ir reklamos draudimas ar ribojimas. Na, galima apie tai diskutuoti, ar iš tikrųjų jis yra prasmingas ir tokios diskusijos pradžiai, matyt, reikia užduoti savo klausimą. O kokią problemą tai sprendžia, kokio efekto mes tikimės. Tai jeigu manom, kad uždraudus reklamą susitvarkys problemos su probleminiais lošėjais ar patologiniais lošėjais, na, tai naivu to tikėtis. Žmonės lošia ir kartais problemiškai lošia, ne dėl to, kad jie yra prisižiūrėję reklamų. Mes per dieną matome šimtus, o greičiausiai tūkstančius reklamų. Jeigu mes būtume taip lengvai jų įtakojami, Tačiausiai mes nieko neveiktume, tik tai žiūrėtume reklamas ir darytume tai, ką jos mums liepia. Pone Ardišauskai, jau nuėjot irgi, ne, per daug, per toli. Mes nebereklamuojam jokių kitų priklausomybių Lietuvoje, tik lošimus dar galim kažkaip reklamuoti. Alkoholio reklama yra uždrausta, tabako reklama irgi yra negalima. Dėl alkoholio visų ribojimų reklamos draudimų mes matome efektą, tai efektas matyti yra. Tai čia mes turime priklausomybę, nes na, turbūt šampūno reklamos ir lošimų reklamos mes negalim lyginti ir sakyti visas reklamas dabar į vieną lentyną sudėti. Aš vis jau kitą aspektą, kaip čia pasakyti, argumentų paremti, kad reklama nėra ultimate, kaip čia priežastis, kodėl žmogus elgiasi vienaip ar kitaip. Tarsi, tai yra giluminės priežastys. Vieni renkasi lošimus dėl pramogos, kiti turi susidarę labai neteisingą, klaidingą išankstinę nuomonę, kad kažkaip čia galima esmingai kaip čia praturtėti arba užsidirbti. Taip, yra žaidėjai, kuriems sekasi, bet statistika sako tokia, kad kaip čia kad nors tikimybė iš lošimo yra pakankamai didelė, bet sumarum, na taip, prasme, kažkas tai turi likti ir lošimo organizatoriui. Tai tokia ta situacija. Prieš 2 metus turbūt, ar ne, buvo tavo interviu ir visas ilgas įrašas yra apie tai, kad labai daug nukreiptos reklamos yra į jaunimą. Aš nesikeičia. Labai trumpai irgi sudėliočiau keletą akcentų, nes man atrodo, kad yra svarbu. Pirmiausia, ar veikia ar neveikia reklama. Jeigu reklama neveiktų, jos nebūtų. Niekas iš verslo neinvestuotų į reklamą. Reiškia, reklama visą laiką skatina pirkti, naudotis paslaugą, įsitraukti ir panašiai. Tai mes tada turime kalbėti, ar mes norime didesnio įsitraukimo, didesnio naudojimosi lošimo paslaugą ar nenorim. Labai paprastas atsakymas. Jeigu sakom, kad nenorim, klausimas dėl reklamos draudimo tampa visiškai aiškus, tada iškyla kitos problemos. Pavyzdžiui, kaip išsilaikys kokie nors sporto klubai, kuriuos remia ten tos pačios lošimo bendrovės, ta pati žiniasklaida netenka dalies pajamų ir taip toliau. Bet klausimas yra paprastas. Bet dabar, ką aš girdžiu čia, pavyzdžiui, toks dalykas, kad lošimo tikimybė, lošint tikimybė laimėti yra visai nemaža. Jis yra nulinė.
Tu vieną kartą laimėti gali, be abejo, nueik ant kazino, pastatyk ant juodo ant raudono ir tavo ten tikimybė bus 55 prieš 45. Problema, kad jeigu tu tai padarysi 10, 100, 1000, 10 tūkstančių kartų, kuo daugiau tu darysi, tuo tu labiau eisi į visišką minusą. Dabar ką mes matom realiai, mes čia galim kalbėti tom abstrakcijom, per pandemiją žmonės atėjo į tuos vadinamus online lošimus. Rinka sprogo. Mes turėjom lygiai tą pačią situaciją, kai Europos centrinis bankas, reiškia, bankam pritaikė staiga labai aukštas bazinę palūkanų normą, kalbant apie ten visus euriborus ir staiga mes matėm, kai bankai pradeda gauti milžiniškus pinigus ir buvo pritaikytos priemonės, mokesčiai papildomi uždėti ir taip toliau. Tačiau žiūrint į rinką, kuri išsprogo per pandemiją, nieko nebuvo padaryta. Maža to, kad jinai nebuvo padaryta nieko. Aš kaip tik panašiu metu pradėjau daryti savo YouTube video, Lietuvoje net iš esmės neegzistavo jokia normali priežiūra. Aš sutinku visiškai, kad Stepukonio situacija yra tik tai pretekstas kalbėti apie problemą, kuri akivaizdi, ką jinai rodo. Jinai rodo, kad iš esmės galima pralošti milijonus, nėra jokios realios sistemos, kuri įpareigotų drausminti priklausomybę turinčius žaidėjus, kažkaip sekti, monitorinti, kokias sumas jie pralošė ir panašiai. Mes girdėjome iš FNTT, kad iš viso nėra kreipimosi iš Lietuvos kazino dėl pinigų kilmės, kalbant apie didelius pralaimėjimus, o čia pat aš kalbu, ten buvo kalbėta per metus ant vienos rankos galima pirštų suskaičiuoti, tai mes dėl Stepukonio nebuvo kreiptasi nei karto, pavyzdžiui, patikslinsit, bet pavyzdžiui, kai aš pasižiūrėjau, o kaip yra su žaidėjais, kurie, sakykime, laimi lažybose, nes ten kazino, ruletę gali sukti kiek nori. Tai aš turėjau interviu, žmonės neslėpė savo vidų, sako, aš laimėjau 1000 eurų, manęs paprašė pagrįsti 300 eurų depozitą prieš 2 metus. Tai iš viso su sveiku protu nesusiję dalykai, jeigu tu nepagrysi, mes tau sąskaitai šaldysim. 300 eurų žmogus gali, nežinau, butelius priduoti, surinkęs ir uždirbti. Tai mes matom visiškai dvigubus standartus, kai vienu atveju, jeigu tu pralašinėjai 4 milijonus, jeigu tu laiminėjai, mes tave paimsim už gerklės, mes matom, kad patys žaidėjai nėra apsaugoti, mes matom, kad lošimų priežiūros tarnyba iš esmės yra įrankis tų pačių lošimų organizatorių, tai yra mano nuomonė, kuri yra paremta ne vienu faktu ir ne vienu epizodu, iš esmės dirba lošimų organizatorių pusėje. Ir mano klausimas čia yra paprastas. Ką galėtų daryti valstybė? Valstybė galėtų sakyti, žiūrėkite, mėlyjei, mes suprantame, kad yra toks angliškas terminas necessary evil. Mes suprantam, kad lošimai yra neišvengiama blogybė, nes jeigu mes juos uždrausim, tai visi važiuosi kaiminė šalis, mes prarasim mokesčius ir taip toliau, apie tai jau buvo diskutuota. Bet tada mes sakom, žiūrėkit, mes jūs legalizuosim, bet mes jūs maksimaliai prižiūrėsim, maksimaliai ribosim ir mūsų požiūris bus toks, mes padarysim viską, kad šitas verslas Lietuvoje būtų kuo mažesnis, kuo mažiau žmonių įsitrauktų, kuo mažiau žmonių loštų, o jau tie, kurie ateina, okei. Ir paskutinis dalykas, čia buvo kalbėta apie tai, kad žmonės ateina lošti dėl pramogos. Yra padaryti labai aiškus tyrimai, kai mes kalbam apie online lošimus, kai žmogus dažniausiai yra vienas iš savo namų, labai tokioj aplinkoje, kuriam gana sudėtinga yra kontroliuoti. Pavyzdžiui, tu ateini į fizinį kazino, gali įsivaizduoti, kad ten galbūt kažkas pažiūrės, kiek tu esi išgėręs, galbūt iš tikrųjų pamatys kažkokius dalykus, kur tiesiog tau bus pasakyta, kad mes tavęs toliau nebeaptarnausim, nors tą gana sudėtinga įsivaizduoti. Bet kai tu loši namuose, tu gali būti apsvaigęs, tu gali būti, nežinau, nueiti į tualetą, ten slapta nuo savo šeimos ir statyti dideliam sumom ir tai tampa labai didelė problema. Žmonės pradeda prasilošinėti, mes matome tuos pelnus, tai visa tai yra žmonių pralaimėti pelnai, mes matome, kad lošėjų amžius jaunėja, tai aš nežinau, kokių dar raudonų lempučių reikėtų. Bet Skirmantė, aš pati labai dažnai girdžiu tą argumentą iš labiau iš gal tos pusės, bet tai aš pabūsiu už jūs dabar paargumentuosiu, prieštarausiu Skirmantui, sakysiu, tai labai maža dalis ten tų žmonių prasilošia. Jau tiek mažai ten jų, nes tokia maža dalis, ar tikrai čia reikia taip viską daryti? Dar kartą, mes jeigu labai teisingas klausimas, bet ta pati lošimų priežiūros tarnyba, jie atsako paprastai, pagal ką skaičiuot prasilošusių žmonių skaičių. Žmonės, kurie nueina prašyti profesionalios pagalbos, yra labai labai maža dalis nuo tų žmonių, kurie pralošia žymiai daugiau, negu jie galbūt ateidami lošti tikėjosi laimėti, bet tai yra, ką reiškia prasilošęs žmogus. Jeigu žmogus ateina ir jisai, sakykime, negalėdamas sustoti, pralošia savo mėnesio atlyginimą, jo šeima tuo metu galbūt tą mėnesį negali sumokėti paskolos ir panašiai, jisai neis galbūt niekur nesikreips, duok dievė, kad jisai sustos, bet ar jis yra prasilošęs ar ne. Mes turime labai didelę problemą, nes skirtingai, pavyzdžiui, buvo alkoholio, mes kalbėjom labai daug, aš pats tuo metu vyriausybėje dirbau, kai buvo alkoholio reklama. Aš pats tada už
uždarų durų sakydavau, žiūrėkit, yra labai didelis skirtumas. Alkoholio 90% žmonių arba daugiau, jie neturi jokių problemų. Jie vartoja per šventes, jie vartoja per kažkokiamis progomis, jam tai padeda atsipalaiduoti, medikai pasakytų, kad maži kiekiai alkoholio galbūt netgi sveikatai padeda. Problema yra su tais, kurie prasigeria. Nereklamuojam ir nerekomenduojam, bet su lošimais taip nėra. Net ir mažas kiekis lošimo, tai yra jeigu tu atėjai pralošti 100 eurų, tu juos praloši. Ten nėra tokio varianto, kad žiūrėkite, čia buvo kažkokia labai linksma pramoga. Ne, tavo tikslas visą laiką yra paprastas, jeigu tu ateini lošti, gauti pinigų, išlošti pinigų, gauti adrenalino ir emocijų, tu juos visą laiką praloši. Tai vat mano atsakymas yra toks, jeigu mes žiūrėtume, koks realiai yra pralošiančių žmonių skaičius ir kokios yra realiai socialinės problemos, kiek jie iš viso sugeba tuos atsakingai loštos savo pinigus valdyti, mes pamatytume, kad tas skaičius yra labai didelis. Ir dar vienas dalykas, kad kuo mažiau pradeda, kuo mažiau įsitraukia, tuo mažiau galų gale prasilošia ir turi rimtų socialinių problemų. Tai sakykim taip, jeigu tie žmonės, kurie ten turi polinkį, galbūt ieško, galbūt jam kažko labai reikia, to trūksta adrenalino ir jie patys susiranda, tai čia kaip su kokiais nors ten vėl tom pačiom cigaretėm ir nikotinu. Jeigu tu ateini klausti pardavėjos, gerai, bet jeigu tai yra sudėliota vaikams prieš nosį, parodyta gražiais pakeliais, kai dar nebuvo ten tų visų nuotraukų baisių ir taip toliau, ir sako, ir dar paleidai prie televizorių reklamą, kai kaubojus užsirūko cigaretę nuo žirgo nulipęs, nu tai tada mes neturėtume stebėtis, kad auga rūkančių skaičius. Augo dabar, ta situacija keičiasi. Pone Radašauskai, kokia yra ta situacija su lošiančiais žmonėmis Lietuvoje? Ar galėtumėt kažkokiais skaičiais, statistiką kažkokią pasidalinti? Nežinau, kad suprastume. Geras klausimas. Iš tikrųjų tai yra pakankamai reikšminga problemos dalis. Niekas Lietuvoje tiksliai negali pasakyti, nei kiek yra patologinių lošėjų, vadinkime juos labai gražiai, priklausomų, realiai mediciniškai jau, kurie yra diagnozuoti, tai yra patologiniai lošėjai priklausomi. Tie skaičiai, kuriuos teikia SAMAS, tai yra ten 50 diagnozuotų per metus. Net pati industrija sutinka, kad taip labai tikėtina, kad jų yra daugiau. Bet kiek jų yra tiksliai, niekas negali pasakyti. Bet jau čia jūs apie tuos blogiausią situaciją. Gerai, o dabar kita kategorija yra probleminiai lošėjai. Kas yra, čia irgi Skirmantas tą analogiją paminėjo, mes kaip ir sakyčiau vengtina, nes vėlgi alkoholis tai yra skirtingi dalykai. Apskritai, jeigu kalbant apie priklausomybę, jūs pažiūrėkite oficialius tos pačios PSO arba kitų profesionalų šaltinius. Kiek ir kokių yra priklausomybių? Jų yra didelis kiekis ir jos yra labai įvairios, yra oficialiai pripažinta, kad yra priklausomybė nuo maisto, nuo sekso, nuo darbo, nuo sporto. Tai yra oficialiai šitos priklausomybės gali būti diagnozuojamos. Tai viską dedame vieną lentyną. Reklama šampūnų, reklama lošimų ir priklausomybės. Kad priklausomybių yra labai skirtingų ir jos gali diagnozuoti tik tai specialistai. Yra jų daug ir visokių. Grįžtant prie probleminio, tai vėlgi, kas yra probleminis elgesys? Vienam žmogui vyno butelis yra galbūt more or less ok, kitam žmogui vyno taurė yra per daug. Pone Radašauskai, kiek mes turim probleminių lošėjų Lietuvoje? Nieks nežino, absoliučiai nieks nežino. Tie skaičiais, kuriais yra operuojama, yra viens kitam prieštaraujantis. Vieni skaičiai, kurie kai jis operuoja, sakykime, Finmino kažkokie strateginiai dokumentai, jie yra abejotinai dideli, ten 2% nuo suaugusių populiacijos, kas reikštų, kad čia vos ne nacionalinė yra problema. Nors tų istorijų, tai taip jos nuolat sukasi ir kartais jos didesnės, kartais stebukonio atvejus tai yra susijus su lošimais. Ta istorija tokia skambesnė. Bet iš tiesų nieks tiksliai nežino, nes tas skaičius, kuriuo mėgsta operuoti lošimų priežiūros tarnyba, kad yra šiuo metu tai yra aktyvių 15 tūkstančių ten tų prašymų atsiriboti. Bet kai paklausiu, o tai kiek fizinių asmenų šiuo metu, tai tas skaičius tada krenta iki 10. O kai tu paklausi, žiūrėkit, o jūs su tų žmonių ko nors paklausėt, kai jie ateina? Dėl kokių priežasčių jie nusprendė atsiriboti? Ar jie vieną kartą nuėjo į kazino, jiems labai nepatiko, jie pralošė ten savo stipendiją ir daugiau nebenori ten eiti ir nenoriu, užblokuokit ir noriu tai pamiršti? Ar tai iš tikrųjų yra realiai žmonės, kurie daro sistemingai, pralošė ir ten paskui bando tokių daugiau negu gali sau leisti?
Ir tokiu būdu paskui bando ten iš tikrųjų atsiriboti nuo tos veiklos, atveda žmonos, mamos. Jie nedirba su ta publika, jie neanalizuoja tų skaičių ir paskui, kame yra problema, ką mes norime akcentuoti. Reguliaciniai sprendimai yra taip, apsidairius, pažiūrėjus kas. Reklama. Supraskime, kame iš tikrųjų yra, kokios priežastys. Galbūt pusė tų žmonių iš viso lošia nelegaliuose lošimuose, tarsi, kuriems mūsų diskutuojami apribojimai neturi jokio efekto. Tai jūs netikit tais skaičiais, atsiprašau, kad pertraukiu, bet aš noriu juos pasakyti. Per 2017-2023 metus lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos, kurios skaičiais jūs netikit, gavo beveik 43 tūkstančius. Tai 42 904 prašymai neleisti lošti. Iš jų 56% 18-30 metų. Tai čia netikit šitais. O mokslininkai tikit, jeigu mokslininkų dar skaičius pasakysiu, dar noriu pabaigti skaičius diktuoti. Aš jums noriu, žinokit, pareplikuoti šitą skaičių. Čia yra suminis skaičius. Ženkli dalis tų prašymų yra paduoti tų pačių žmonių. Atsiribojimas galioja tam tikrą laiko tarpą. Pusę metų, 3 mėnesių, savaitę, metus. Jisai baigė galioti ir jisai nustojo galioti. Tas pats žmogus sugrįžo ir užpildė naują. Žmogus tas pats prašymai. Ar gali būti savaitės, Skirmantai, ar tu gal domėjasi, nes aš nesidomėjau, kiek gali galioti tas dokumentas. Realiai yra taip, kad pirmas dalykas, jeigu žmogus atėjo pakartotinai pildyti prašymą, beveik visada jisai prieš tai nuėjo ir dar kartą pralošė savo pinigus, suprato, kad yra problema ir taip toliau. Dabar mes galime šitais skaičiais operuoti kiek norim, bet mes turim kalbėti apie tai. Tai yra icebergo viršūnė. Čia nėra klausimas, ar mes tikim, ar yra 43 tūkstančiai probleminių lošėjų Lietuvoje. Čia yra klausimas, ar mes tikim, kad yra tik 43 tūkstančiai probleminių lošėjų Lietuvoje. Nes iš esmės čia yra žmonės, kurie pasiekė dugną. Čia yra narkomanai, kurie atėjo prie, sakykime taip, ten jau overdose, ar ne? Kada žmogus, čia kalbama, studentas pralošė savo stipendiją ir jisai nuėjo į lošimų priežiūros tarnybą prašyti, kad jo neįleistų. Tokiu atveju aš manau, kad yra vienetiniai. Kada žmogus jau kreipiasi ir jūs nepamirškite, vardas, pavardė, žmogaus reputacija, čia be visokių klausimų. Tada, kai jis viskas tvarkoja, bet jis turi nueiti ir jisai turi prisiduoti. Tai jisai tai daro tada, kai jisai supranta, kad arba artimieji supranta, kad tai yra labai didelė problema. Bet dar vienas dalykas, ta diskusija, man šiek tiek bus gaila laiko kalbėti, ar lošimų reklama skatina ar neskatina lošti. Čia nesvarbu, ar legalus ar nelegalus lošimai. Jeigu žmogus savo informacinėje erdvėje nemato lošimų, labai tikėtina, kad jis neužsikabins. Bet yra kita problema, kad mes bandom pasakyti, kad lošimų organizatoriai negali patys lengvai identifikuoti šitų lošėjų. Tai man patiko pokalbis su Aurelijum Bezekevičium, kuris čia sėkmingai 100 tūkstančių pasiskolino ir pralošė, ir jis labai aiškiai pasakojo, kad žiūrėkite, ir aš pats su tuo esu labai lengvai susidūręs, kalbėdamas su žmonėm, kad tu gali nesunkiai identifikuoti asmenis, kurie žaidžia reguliariai, pralošia didelės sumas, tos sumos aiškiai netitinka jų pajamų. Lietuvoje nėra labai daug žmonių, kurie galėtų 100 tūkstančių pralošinėti. Iš esmės yra netgi dar daugiau, yra principas, kuris yra susijęs ir su, sakykime, ir su kitomis, pavyzdžiui, finansų įstaigomis, tai yra žinok savo klientą. Klientam, kurie pralošinėja daugiau, yra skiriami asmeniniai vadybininkai, jam duodamos kažkokios ten Lietuvoje dabar uždrausta, ten bonusai, dovanos, bet randama, kaip juos motyvuoti, skatinti. Tai šitoj vietoje sakyti, kad kazino nemato, kai kažkas įlieja milžiniškas sumas ir akivaizdu, kad žmogus turi problemų ir akivaizdu, kad tas žmogus lošia ne pagal savo kišenę, yra labai labai kvaila. Ir tada atsiranda, pabaigsiu, kad ilgai nekalbėti, tada atsiranda vėlgi lošimo organizatorių pozicija. Man būtų čia įdomi Mindaugo nuomonė, kurie sako, bet dabartiniai įstatymai mums neleidžia apriboti to paties Stepukonio. Mes galime matyti, kad ten yra problema, bet kalbant iš lošimo pusės, gal ten FNTT aiškinasi pinigų kilmę, bet mes negalim jo niekaip apriboti. Lošimo bendrovė šiandien gali apriboti absoliučiai bet kurį klientą ir tą daro, kalbant apie laiminčius klientus. Absoliučiai bet kurį klientą gali atsakyti aptarnauti. Tai jeigu lošimo bendrovės būtų bent šiek tiek socialiai atsakingos ir jos suprastų, į kur galų galia ta situacija, kokią klavietę įvairuos, jos jau galėjo anksčiau sakyti, žiūrėkit, mes bent jau tuos juodžiausius, ne tuos, kurie eina prašyti 10 eurų pasiskolinti kazino bomžus, kurie pralošia paskutinius dalykus, bet kai mes kalbam apie didelės sumas, žiūrėkit, šitie dalykai po milijonų pralošinėjimų, jie nepasibaigs gerai. Mes turime šitoje vietoje kažkaip stabdyti, patys kelt klausimą, tai dabar galbūt diskusija būtų visai kita, visi sakytų, žiūrėkit, kazino tą patį Stepukonį identifikavo, bet mes iki šiandien girdim, kad žiūrėkit, Stepukonis atskiras atvejis, jis viską pateikė, klausimai ne mum, Lietuvoje pralošė vos 3 milijonus, ten visą kitą sumą Estijoje sako, žiūrėkit, mes irgi neprižiūrim, nekontroliuojam ir atsakomybės išsiplauna, visi žiūri tą Stepukonį. Paskutinis dalykas, Stepukonio atvejis visam, kur
aš esu girdėjęs tos atvejus, yra nulis. Ta prasme, Stepukonis yra be vaikų, nevedęs, jaunas verslininkas, iš savo reputaciją kažkuria prasme netgi taiso. Aš matau, kaip čia buvę jo partneriai sako, vos ne genialus čia kažkoks ir taip toliau. Milijonus pasišvaistė, kiek ten jam liko, kuris pasidėjo, čia yra visiškai kita istorija. Liūdniausia istorija yra, kai yra tėvas, kuris turi 2 vaikus, kuris turi būstą paskolinį, kuris pralošia viską, ką jie turi, tada išsiskiria, žmona nežino, ką daryti su tais vaikais likusiais, paskui jis nueina ir nusižudo. Va čia yra ta istorija, apie kurią reikia kalbėti, bet mes apie tokius nekalbame. Skirmantai, tokių istorijų žiniasklaidoje netrūksta. Įdėmiai pasižiūrėjus, netgi kartais gali pasižiūrėti, kad kartais tos pačios istorijos LPT pagalba yra kaip čia pastangomis įvairiose komunikacinėse projektuose, jos yra linksniuojamos. Jei tokių žmonių būtų tūkstančiai, tai mes visi žinotume vos ne savo aplinkoje ir tie žmonės stovėtų prie Seimo ir mitinguotų. Visi mūsų pasakymai, ar tu tiki, ar netiki, tais 40 000. Deja, čia mes taip ir kalbam. Tikiu arba netikiu. Problema yra tame, kad mes nežinome. Mes nežinom, o kodėl nežinom? Todėl, kad LPT netlieka kokybiškai savo darbo arba atlieka taip, kaip jį supranta. Tiksliai mes nežinome nei patologinių, nei probleminių. Ir visa tai, ką mes dabar čia kalbam, yra tikėjimo, netikėjimo ir labai subjektyvaus asmeninio vertinimo reikalas. Dabar grįžtant prie to, kad bet taigi lošimų bendrovės, taigi jos mato lošėjų elgesį ir taip toliau. Sutinku, atidėkim į šalį Stepukonio atveju. Taip, didžioji suma pinigų pralošta ne Lietuvoje, o pralošta tinklapyje, kuris turėjo Lietuvoje jam būti neprieinamas. Teisės požiūrį, tas tinklapis buvo nelegalus lošėjas ir tas tinklapis turėjo būti LPT užblokuotas. Vėlgi, LPT netliko savo darbo. Grįžtant, gerai, atidėkim Stepukonį, grįžkim prie statistinio vidurkinio. Žiūrėkit, statistinis vidurkinis tikrai nėra tas, kuris eina prasilošia ir eina žudytis. Tokių nelaimėlių lošimų industrijai nereikia, nes mes turėtume skandalą po skandalo ir mitingus Seimo aikštėje. Tokių žmonių yra sąlyginai tikrai nedaug. Kodėl tada jūs vis tiek neblokuojate? Tai, žiūrėk, yra kokia dar vienas svarbus dalykas. Kalbant apie pinigų pralovimo prevenciją ir kada ką tu informuoji, tos procedūros yra individualios, jos nėra standartizuotos. Kiekviena bendrovė turi savo procedūrą. Įtartinos operacijos. Jos negali būti standartizuotos, nes jeigu bus jos standartizuotos, oficialiai patvirtintos, jos nebetliks savo funkcijos. Jos nebetenka, tu žinai mechanizmą, tada tu žinai, kaip jie apeiti. Todėl jos yra, kaip čia pasakyti, yra asimetrinis reguliavimas. Kiekviena pasidaro savo, prisimdama atsakomybę už tai, kad ta procedūra veiks ir, nes jeigu jinai neveikia, ta atsakomybė tavo. Niekas nebeklaus, kodėl, ten, kaip, kas. Tos procedūros individualios. Dėl to sakyti, kad žinot, yra kažkokia tai lošimo organizatorių kažkoks tai toks, žinai, bendras visiškai veikimas, vos ne, žinai, toksai, kaip čia pasakyti, susitarus, kad vienaip ar kitaip elgtis, toli gražu to nėra. Visi yra aršus konkurentai, turintys savo vidinės procedūras, kaip dirbti su pinigų prevencija, ką daryti vėlgi su lošėjais, kurių elgesys, vadinkime, yra rizikingas plačiaja to žodžio prasme. Rizikingas jiems patiems. Skirmantai, legaliai blokuoti negali. Blokuoti žaidėjai, kreipiasi LPT svarsto, organizatorius gauna baudą. Dažnas atvejis, jeigu taip sako. Nesu girdėjęs, kad gautų blokavimas. Dažnas, yra kreipiamasi. Yra pakankamai dažnai kreipiamasi. Važiuokit, ir dar yra kita dalis, apie kurią labiau turi, kurią Skirmantas, aš manau, omeny. Tai yra žaidėjai, kurių elgesys yra rizikingas lošimų operatoriams. Kas yra tie žaidėjai? Tai yra sutartų rungtynių, kaip taisyklė, dalyviai. Skirmantai, visi tie žmonės, bent jau aš vėlgi nežinau, su kuo pats bendravęs ir nepažįstu tų asmenų, bet mes turime duomenis. Iš vienos bendrovės sutartų lažybų, vėlgi, būdu per metus yra pasisavina apie milijonas. Iš vienos bendrovės, realiai pavogiama, sutartų rungtynių
ir nešvarių lažybų būdu. Supraskite, tai yra sudėtingas verslas. Daugybė matematikos, algoritmų ir panašiai. Yra stebėjimai. Elgesės, tikimybės, koeficientai ir taip toliau. Tai yra labai sudėtingas verslas ir žmonės dirba su daugybė duomenų. Ir staiga jie mato labai tartinas operacijas. Taip, jie bando riboti tuos žaidėjus. Tai yra, sakykime, tokia vieša paslaptis riboti plačiaja to žodžio prasme. Nes tai atitinka tam tikrą labai aišku rizikingo modelio. Staiga vienu metu prasideda statymai už Italijos 3 lygos komandą. Kodėl staiga krūva desėtkas lietuvių pradeda statyti už šitą komandą? Tai yra rizikingas įtarimus keliantis elgesys ir tada taip operatoriai, kaip kas išmano, bando ten kažką tai daryti. Kitas faktas. Yra tarptautinė organizacija, dabar bijau suklysti, Sport Monitoring arba panašiai įsikūrusi. Sport Radar, ačiū Skirmantai. Įsikūrusi Šveicarijoje, jinai, vėlgi, jos yra, kaip suprantu, verslas čia stebėti tas rungtynės. Tai yra, per metus yra fiksuojama pasaulyje, kurie jau aiškiai atitinka kriterijus apie 1000 galimai sutartų rungtynių. Pagal, neklystų, praėjusių metų duomenis 10 vadinkime, situacijų, varžybų, rungtynių buvo susijusios su Lietuva. Tai yra milžiniška nelegali industrija, kuri tame tarpe yra pasiekusi ir Lietuvą ir daro didžiulę žalą lošimo organizatorius ir tame tarpe ir valstybė. Tai yra nusikalstami susivėjimai. Skirmantai, dabar aš tiesiog spėju, tu patvirtink arba paneik. Didžioji dalis žmonių, kurie yra su pačiu bendravo ir visaip ten skundėsi, kad čia mane riboja, tai buvo lažybininkai. Žmonės, kurie dalyvavo lažybose, tiesa? Taip, aišku. Taip. Kodėl nieks nesiskundžia, kad mane kažkaip tai blokavo tenais online žaidimus, nes tai todėl, kad jie neturi šansų robotai. Čia ir yra esmė. Žmonės, jeigu kas nors išklausė dabar Mindaugo ir jie galvoja, kad tai yra logiška, tai aš noriu pasakyti vieną dalyką. Jeigu mes pateiktume skaičius, o tą privalo Seimo nariai padaryti, tik tai tiek, kad mūsų Seimo nariai nesusigaudo šitoj temai visiškai. Lietuvoje visose lažybų bendrovėse nėra laiminčių žaidėjų, kurie nebūtų limituojami. Absoliučiai visi. Čia kalbėti, kad kokie nors lietuviai, 10 lietuvių žino, kad italų ten 3 lygoje bus kažkokios sutartos varžybos, yra vienetiniai atvejai. Absoliučiai visi, kurie ilgesnių laikotarpių lažybose laimi, yra limituojami, jam leidžiama statyti 1 eurą, 10 eurų. Ką jie daro? Jie ima masiškai svetimas korteles, degina juos, limituoja, apie tai daug kartų kalbėta. Kitaip tariant, ką reiškia lažybos? Aš sakau, susilažinam, Kristina, kas, pavyzdžiui, nubėgs greičiau 100 metrų? Tu mane įveiki. Aš sakau, man atrodo, kad tu nesąžiningai mane įveiki, aš tau nemokėsiu. Lietuvoje, jeigu tu lažinėsi, tu gali būti tikras, kad tu niekada negalėsi ilgojo periodo laimėti, nes tave užlimituos ir tave užblokuos. Tai reiškia, tai yra nesąžiningas žaidimas iš principo, žmonės bando tai daryti užsienyje. Ir visiškai paskutinis dalykas. Mes čia galim labai daug kalbėti apie tai, kad žiūrėkit, yra ten probleminių lošėjų, ten stepukonis, nestepukonis. Jeigu jūs sakote, kad šiuo metu yra lošimo organizatorių algoritmai, kurie yra įstatymuose neapibrėžti, tik tai rekomendacijų forma ir jie yra taikomi, tai aš iš vis nematau problemos. Žinant, kad dabar stepukonis Olympic Baltic tam kazino grupį, jisai pralošė apie ten 3 milijonus ir mes žinome, kad tai nebuvo jo pinigai, tai aš tikiuosi, kad jau Olympikas atidėjimus 3 milijonų padarė, kuriuos grąžins pensininkam Lietuvos ir Skandinavijos. Niekaip negaliu šito pakomentuoti teiginio. Olympic kazino nėra mūsų asociacijos nariai. Diskusija mūsų šiek tiek nukrypo nuo kodėl bendrovės, sakykime, reklamuojasi. Reklamuojasi ir kodėl reklamuojasi, o paskui kodėl neblokuoja žaidėjų. Tai vėl grįžtant prie tų žaidėjų, vėlgi suraskit, jeigu mes kalbame apie tos rizikingus žaidėjus, o operatorių atžvilgių, tai ten algoritmai yra paprasti, kaip identifikuoti rizikas. Ten yra atidirbti ir kaip kas išmano, bando jų saugotis. Dabar kalbant apie paprastus lošėjus, kurie tiesiog ima ir lošia. Žiūrėkit, identifikuoti dabar lošimo organizatorius turi nuspręsti, kiek tas žmogus gali savo leisti pralošti, koks yra jo,
socialinis statusas, galimybė šeiminė padėtis, sutikite, tai čia tas kaip tas Tai reikia- Siūlymas, kuris skambėjo, bet tai jau tarsi dabar yra- įstatymai pareigoja daryti. Jeigu jums tai Ne, kelia tai nuostabas ir ne, kuris nors jūsų narys to nedaro, tai jis pažeidė įstatymus. Ne, aš Šiandien kalbu apie privalo. blokavimą, tarsi, kaip dabar nustatyti, kurį žaidėją, kuris jau pralošė per daug. Lošimo organizatorius pagal dabar Lėšų galiojančią pagrįstumas. tvarką privalo žinoti, iš kur lošėjas gavo pinigus ir tai yra pinigų plovimo prevencija. Taip. Tai šiuo atveju jam neturi kilti klausimas, Ne, pavyzdžiui, pinigų kilmė, taip. kokios yra pajamos arba kokį jis atlyginimą gauna. Čia yra vienas Pinigų dalykas. kilmė Ir taip, ir oficialus dydis, taip. Jo, čia yra vienas dalykas, bet aš tik tai, nes laikas labai baigėsi, aš tik tai pasakysiu vieną skaičių, kad jūs suprastumėte, apie ką mes kalbam. Kiek tai yra nemasiška ir taip toliau. Tai vad, didžiausia lošimo organizatorė, Top Sportas, jinai 22 metų duomenimis, sumokėjusi visus mokesčius, sumokėjusi darbuotojų algas, išlaikanti didžiulį tinklą ir taip toliau savo punktų, jinai grynojo pelno uždirbo 38,5 milijono. Kitaip tariant, kiekvienas Lietuvos pilietis, skaitus kūdikius, pensininkus, visus čia sėdinčius, sumokėjo po kokius, 12-13 eurų vienai lošimo bendroviai grynai į pelną. Aš nekalbu apie pajamas, kurios buvo gerokai didesnės. Tai kai mes kalbam apie tai, kad galbūt reikėtų kažkaip dar paskatinti klientų ateiti, tai čia yra absurdas. Mes esame jau pagal Lietuvos rinkos dydį, mes esame labai dideliai duobėjai ir mums dabar reikia galvoti, kaip iš tos duobės ropštis. Ir jeigu politikai bejėgiškai stebės ir sakys, kad žiūrėkite, čia yra normalus verslas, kaip ir, ten, nežinau, bandelių pardavimas, kur bandelės gali būti nesveika arba tie patys sekso reikmenys, kuriuos galima irgi, kur galbūt gali susižaloti, ką nors darydamas, bet tai nėra taip žalinga kaip alkoholis, rūkalai arba tokios priklausomybės kaip lošiant. Tai be jokios abejonės mes turėsime dar gilesnę duobę ir toje duobėje bus mūsų ten draugai, artimieji, giminės ir taip toliau. Aš tik tai atsimenu irgi mačiau statistiką, buvo apklausa, kiek iš jūsų aplinkos yra žmonių, kurie susiduria su problemomis lošdami. 43% televizijos laidoje, ar ne? Galbūt tokia publika žiūrėjo, pasakė, kad iš tikrųjų tokių žmonių žino. Ir aš tokių žmonių žinau ir aš netikiu, kad tokių žmonių būtų taip mažai. Bet čia buvo laidoje apklausa. Tai ten nebuvo didelė tai turbūt imtis, bet mokslininkais mes turbūt tikim. Ar irgi netikit kaip ir finansų ministerija? Kaip? Mokslininkais gal truputį labiau. Rumunijos mokslininkas. Ne Rumunijos, žinokit, mokslininkais. O Vilnius Tech mokslininkės atliko tyrimą, kad Lietuvoje polinkiai į probleminius lošimus turi 8,5%. Iš 2248 apklaustų. Polinkį. Taip. Polinkį į probleminius lošimus. Bet tai nereiškia, kad polinkis yra probleminis lošimas, bet gerai, nekvestionuokime. Bet ir vis tiek mes matome skaičius, kurie galbūt jau čia yra labiau tos tiesos, nes buvo ir Vilmorus apklausa, bet ten buvo 1000 respondentų, tai čia irgi galima ginčytis, ar čia pakankama, bet pagal mūsų šalį tai yra jau pakankama apklausa. Būtų reikalingas koks nors rimtas, sertifikuotas tarptautinis tyrimas, atliktų vėlgi pageidautino jo valstybinė institucija, gal nežinau. Tai aš vis tiek įvardinsiu tą Vilmorus apklausą. 2022 metų tai parodė, kad azartinėse lošimuose dalyvauja 12% lietuvių. Tokiose apklausose būna 1000 respondentų imtis. Kaip dažnai, kiek pralošia, sekantis turėtų būti klausimai ir kaip dėl to jaučiasi. Tai lauksim tada iš asociacijos kažkokių rimtesnių tyrimų šitų klausimų. Mes esame suinteresuota šalis, mes tikrai ir norėtume, ir galėtume, bet tie duomenys visą laiką bus kvestionuojami. Jeigu būtų žymiai geriau, kad atliktų kokią nors kompetitingą valstybės instituciją. Valstybės kontrolė ar panašiai ta institucija, kurią mes visi pasitikėtume. Taip. Aš tik vieną sakinį visiškai pabaigai. Mes čia galim labai ilgai diskutuoti, bet čia kaip su mokesčių reforma. Pirmiausia, kas bus. Aš pats grįšiu prie šitos laidos ir ją įsidėsiu savo epizodą ateityje. Pirmiausia, šitos pataisos bus nepriimtos, dėl to, kad jau dabar akivaizdu, aš pavyzdžiui galiu lengvai komentuoti Sauliaus Skvernelio, savo buvusio vadovo pareiškimus, kai jo klausė, o ką jūs galvojate apie lošimų reklamos ribojimą, ir sako, žinot, aš esu iš principo prieš bet kokius ribojimus. Aš galvoju, mes, man atrodo, labai nemažai ką ribojam, įskaitant į tą pačią alkoholio reklamą. Tai aš iškart matau, kad to nusiteikimo nėra. Teko pasikalbėti šiek tiek, kas vyksta Seime. Tai Mindaugas kaip lobistas turbūt tas nuotraukas puikiausiai jaučia. Ir tai yra liūdna, nes problema iš esmės nesispręs, bet ką galima konstatuoti, net nepralošiančių žaidėjų tai yra problema. Jeigu jūsų vyras lošia, jeigu jūsų žmona lošia, jeigu jūsų vaikai lošia, tai čia yra jūsų problema. Ir jūs turėsite labai rimtų bėdų ir kaip padaryti, kad ne dugną pasiekę žmonės pagalbos lauktų. Pakalbėkime. O anksčiau... Tada trumpai apie tai. Ką padaryti? Prevencija ir edukacija. Žmonės turi labai gerai suprasti, kad tai yra specifinė
specifinė pramoga, kaip ir daugelis šokinėjimas parašiutų, ir tai yra ne kiekvienam. Tai yra labai specifinė taip, pramoga, kuri patinka, nepatinka. Žmonės, jaunimas turi labai gerai suprasti vieną dalyką. Tai yra pramoga, vėlgi, kurią mes galim vertinti labai labai skirtingai. Patinka, nepatinka. Čia mes visi suaugę žmonės, renkamės savo nuožiūrą. Tai nėra būdas užsidirbti pinigus. Bet jeigu žmonės su šita nuostata ateitų, tai mes manau, kad turėtume tikrai žymiai mažiau problemų ir industrija tikrai nori ir gali prisidėti prie kažkokių tai iniciatyvų, kad žmonės ateitų su adekvačiu nusiteikimu. Patikėkit, prasilošusių, šokinėjančių ten nuo aukštumų klientų niekam nereikia. Tai yra skandalas, kuris iš karto duoda impulsą politikams, kurie reaguoja daugeliu atveju taip. Aha, yra signalas, reikia kažką tai daryti. Kaip pas mus daryti? Objektyvių duomenų nėra, tai tiesiog sugriežtinkim sąlygas. Gerbimieji, nuo legalizavimo kas metus yra viena arba kita reguliacinė nuolat iniciatyva, kuri nuolat kažką tai griežtina. Nuolat griežtina. Ir aš sutinku, taip, Skirmantas tada sakyti, žiūrėkit, nuolat griežtina, bet intensyvumas, kaip čia, rinka auga. Bet tai yra vėlgi, tai yra susijęs su eile objektyvių faktorių. Gyvenimo kokybės, pragyvenimo lygis išaugo per pastaruosius metus drastiškai. Žmonės tiesiog elementariai turi daugiau pinigų. Pandemija ir nuotolinių lošimų išaugimas. Taip, sutinku, žmonės buvo uždaryti namuose, žmonės daugeliu atveju neturėjo ką veikti, kurie nesugalvojo ką veikti, nusprendė pažaisti ir panašiai. Tos priežastys yra pakankamai objektyvus. Dėl to sakyti, kad bendrovė X uždirbo ten 30 milijonų pinigų ir tai yra indikatorius, kad reikėtų maksimaliai apriboti. Aš sakyčiau, tai yra ganėtinai spekuliatyvus. Juolab, žiūrėkit, vėlgi, visada prisiminkit, visos ribojimo priemonės galioja tik legaliai rinkai. Jeigu mes manome, kad Lietuvoje yra krūva žmonių, kurie nelabai save valdo, nelabai kontroliuoja savo impulsus, yra linkę va tokį rizikingą elgesį, finansinį ar visokį kitokį, tie žmonės tiesiog gana lengvai pajudės į nelegalią rinką ir visos mūsų tas griežtinimas tai neduos reikšmingo efekto. Tai jeigu norime, iš tikrųjų manome, kad situacija yra sakykime taip, galėtų būti geresnė arba nepakankamai gera, tai tada sėskime nuosekliai, paimkime ir peržiūrėkime tą reguliavimą ir besiremdami tiksliais duomenimis, imkime ir kompleksiškai peržiūrėkime, suprasdami, kur yra problemos priežastis, kokia yra jos pasiekmė ir kaip jas spręsti. Nes atsitiktinės iniciatyvos daugeliu atveju reaguojant į kažkokį skandalą, patikėti, jos neduoda reikiamo, siekiamo, norimo efekto. Pone Ardišauskai, aš dar prisiminsiu tai, ką sakė, prisiminsiu, ką sakė ponas Malinauskas pradžioje. Tai Skirmantas pagyrė jūs, kad jūs esate komunikacijos profesionalas, taip, neklystu, taip? Vienas iš seniausiai dirbančių tikrai. Taip, tai su ta mintim norėčiau ir pabaigti mūsų tinklalaidę pasakydama, dar ne visai šitą mintim, bet pasiremiant tuo, šitose visose diskusijose, drausti reklamą, nedrausti reklamos, ką daryti, ar čia būtų išsprendę, neišsprendę. Daug yra kalbama ir apie tai, kad reikia švietimo apie visos šitos priklausomybės žalą ir blogosius padarinius. Ir man Skirmantas neleis sumeluoti, blogai pas mus yra su visa šita komunikacija. Labai blogai. Nuo karantino mes jau pamatėm ir visur yra labai blogai ir kalbant apie visas priklausomybės ir visus dalykus. Jūs kaip komunikacijos profesionalas, pagirsiu jums komplimentą. Ar galit pažadėti pasistengti, kad jau gal šitoj vietoj mes kažkaip susitvarkysim su ta komunikacija profesionaliai ir mes pasieksim realių kažkokių rezultatų, o ne kažkokias anketėlės kažkur online ir kažką padaryti. Labai norėčiau, kad tai įvyktų, bet vėlgi reikia suprasti, kad už tai yra atsakinga LPT ir jeigu lošimo organizatorių galimybės organizuoti tiesiog vienašališkai kažkokias socialinės kampanijos, jos yra pakankamai ribotos dėl vienos labai reikšmingos priežasties. Komunikacija yra labai subjektyviai vertinamas ir suprantamas dalykas. Tai, ką lošimo organizatoriai jų supratimu gali įvardinti kaip socialinę reklamą, lošimų priežiūros tarnyba gali manyti, kad tai yra reklama. Dėl to tai, kodėl vienašališkai lošimo organizatoriai neužsiima kažkokiom, ten pasisamdė profesionalus,
patarėjus, skirmant ar mane, kodėl to iki šiol nebuvo, todėl kad ir galimybės objektyviai tai gyvendinti, visas tai baigsis ieškiniais ir nutraukta kampanija sekančią dieną, gavus iš LPT pretenziją, nes tiesiog tai yra, tu negali pats sugalvoti, o taip čia dabar padarysim. Iš tikrųjų, už tai yra ir numatyta, už tai atsakinga yra LPT. Taip, kaip jie tą komunikaciją daro, kaip supranta, taip daro, pritraukdama ten vienokius ar kitokius specialistus arba jų nepritraukdama. Tik tai, ką aš labiau dar noriu pasakyti. Ar jums žinomas yra faktas, kad dabartinis probleminio lošimo prevencijos planas baigė galioti 22 metų pabaigoje. Dabar yra praėję 1,5 metų. Mūsų žinom, tas planas nėra nei atnaujintas, nei pratęstas. Ir ta linkme kaip ir nelabai kas vyksta. Tai kaip jums atrodo? Tai tarytum LPT turėtų tai... Visi mes apie tai kalbam, kad viskas labai blogai. Supratome, kad viskas yra kalta LPT ir kad mes nemaža dalim. Tame yra daug tiesos, mes čia valandą prakalbėjom. Taip, jau tai aš tik sakinį paskui, bet LPT net nebeliko net specialisto, kuris prižiūrėjo iš tikrųjų tuos pinigų judėjimus. Tai iš tikrųjų aš tai, pavyzdžiui, sutikčiau, mes kalbam apie komunikaciją, mes galim trysia pasakyti žiūrovam, kad neloškit, jūs turėsite labai daug problemų, jūs net nesuprantat, jūs geriau susiraskit kažkokią kitą brangų hobį ir išleiskit tuos savo 100 eurų, nes jūsų 100 eurų pasibaigs labai liūdnomis pasiekmėmis, patikėkit. O dėl lošimų priežiūros tarnybos mes galim kokius norim įstatymus priimti, nors jie nebus priimti, pamatysit. Mes šiandien turime sistemą, kad jų priežiūra, lošimų priežiūros tarnybų yra nulinė. Kitaip tariant, rinkos dalyviai, aš manau, kad ponas Ardišauskas kur kas labiau prižiūri lošimų priežiūros tarnybą negu atvirkščiai. Ir tenai yra ta institucija, kur aš jau daug kartų sakiau, jūs norite rimtai spręs klausimą, tiesiog institucinę atmintį panaikinkite, kaip visiškai ydinga, priimkite žmonės, kurie ateitų su visai kitais principais, bus geriau. Ačiū labai, nes čia turbūt nesibaigs. Linkęs pritarti šitam Skirmanto pasiūlymui. Tikrai peržiūros reguliavimo ir institucinės reformos tikrai reikėtų, mes tam labai pritariam. Ir paskutinė replika. Nebūčiau toks tikras, kad visgi, kad reklamos reglamentavimas liks toks, koks yra. Nuotaikos yra Seime labai įvairios, bet pažiūrėsime, kuo visą tai baigsis. Ateitis parodys. Tai tikėkime, kad bus kažkokių sprendimų imtasi. Ačiū labai, kad atvykote ir tikrai prakalbėjome ilgiau negu planavom. Tikiuosi, kad mūsų žiūrovai stebėjo iki pat pabaigos. Tai ačiū labai tinklaraštininkui Skirmantui Malinauskui ir taip pat atsakingo lošimų verslo asociacijos vadovai, lošimų lobistui Mindaugui Ardišauskui. Ačiū abiem, ačiū žiūrovam ir aš taip pat irgi pakartoju tai, ką sakė Skirmantas Malinauskas. Neloškit, nes turėsit tikrai didelių ir rimtų problemų. Tai jau 2 pasakė iš 3 ir dabar lauksim to paties iš 3. Jeigu manote, kad tai yra ne jums, arba jeigu labiau manote, kad tai yra būdas užsidirbti, jokiais būdais neloškite. O jeigu jau nuspręsite lošti, ir loškite tikrai labai labai atsakingai. Taip, tai yra priklausomybė, nerizikuokit, eikit žvejot, pavasaris artėja. Leiskit daugiau laiko su savo šeima ir gynam ore. Iki. Ačiū. Iki pasimatymo. Iki.